tik nutrindamas po paskutinį skaitmenį aš galiu padaryti lygiai tokių pačių 10 dėžių, ar ne? Tai visai faina. Iš vienos begalybės galiu sukurti 10 begalybę, o paskiau, aišku, iš kiekvienos iš tų begalybių galiu sukurti dar 10 begalybių. Bet vėlgi jūsų veiduose matau tą tokį nebylų mokytojus, ką rimtai, apie ką jūs čia šnekat. Kam mums viso to reikia? Begalybė net neegzistuoja, begalybės akmenukų niekada nebus. Kodėl mes apie visą tai mokomės, ar ne? Tai klasikinis atsakymas, kurį neretai dėja sakau aš per pamokas ir tikriausiai jūsų mokytojai tą sako, tai yra, nes bus egzaminė ir prireiks gyvenime. Kai mokytas pasako, šiandienos tema yra vektorių skaliarinė sandauga, tai mokytojau, kodėl mes tos mokomės, nes bus egzaminė ir prireiks gyvenime. Tai gyvenime tikrai neprireiks, nei vienas iš jūsų, gal čia šiaip daug žmonių, tai gal kokie 2 iš jūsų gyvenime panaudos vektorių skaliarinę sandaugą, kurie modeliuos robotų rankas, kurie turi paimti sausainis. Tai gal 2 žmonės iš jūsų tą darys. Visi kiti jūs nepanaudosite vektorių skaliarinės sandaugos ir daugybės kitų matematikos temų gyvenime. Bet nepaisant to, man atrodo svarbu matematikos mokytis 12 metų ir aš manau, kad toliau mes Lietuvoje tą tradiciją tęsime. Tai yra, jūs mokysitės, jūsų vaikai mokysis toliau irgi 12 metų. Tai apie tai ir pasišnekėsim. Tai yra 4 priežastis mokytis matematikos. Pradžiai buvau sugalvojęs 8, pamėginau parepetuoti savo skaidrės, gavosi 56 minutės, tai truputį sutrumpinau. Tai pirma priežastis prasidės nuo tokios matematinės istorijos. Tai istorija 1 + 3 = 4. Ir, sakykim, tai pastebėjom, kad 1 + 3 = 4, tada, sakykim, kažkaip bežaisdami per kokią nors kitą pamoką, pastebėjom, kad 1 + 3 + 5 yra 9. Tada pastebėjom, kad 1 + 3 + 5 + 7 yra 16. Jau turbūt galit nuspėti, kaip atrodys kitas užrašas, ar ne, bus 25. Ir dar kai pridėsime 11, gausim 36. Ir iš toj vietoj visai gal įdomu, ne, kad kai sudedu nelyginius skaičius, pirmus nelyginius skaičius, gaunu ne šiaip belė kokį skaičių, pavyzdžiui, 17, 23, 42 gražus skaičius, bet gaunu pakankamai specialius skaičius, nes turbūt jau jums jie iki gyvo kaulo pažįstami, tai yra kvadratiniai skaičiai, ar ne? Tai pastebėti visai įdomu, bet galbūt kažkam iš jūsų kyla klausimas, o kodėl taip yra? Gal kažkam ir nekyla, viskas, kai jums gali nekilti šis klausimas, bet jeigu kyla ir, sakykime, arba knygai pamatot, arba galbūt pats randate tokį paaiškinimą, kurį aš jums pademonstruosiu, kodėl taip atsitinka, kad sudėjus 1, 3, 5, 7, 9, 11, kažką praleidau, nesvarbu, gauname 36, tai yra 6 kvadratą. Tai turime vieną stačią kvadratą, dar pridedame 3, 5, 7, 9 ir 11, tai iš viso tie geltoni, čia yra ta lygybė, 1 + 3 + 5, nu jūs suprantat, ar ne? Ir visiškai neakivaizdu, kad čia kažkaip gausis 6 kvadratas. Bet čia dabar bus mano viso pranešimo didžiausias grožis. Pažiūrėkim, jeigu pastebit, pavyzdžiui, kad nuspalvinus šitaip ir atpjovus, PowerPointas, staiga gaunasi kvadratas. Bravo! Nice, kažkam patinka matieka. Jėga. Fainai, mes 1 + 3 atrodė visiškai keista piramidė, o staiga mes pamatėm, kad tai yra kvadratas. Ir turbūt jūs galite nuspėti, kad jeigu aš pridėčiau dar vieną skaičių, gautųsi didesnis kvadratas, ar ne? Tai vadinasi, ir tas kvadratas, matome, ne šiaip bet kokio dydžio, bet jisai iš tiksliai tiek turi kvadratėlių vienoj kraštiniai, kiek buvo mano pradinių narių. Tai jeigu 6 nelyginius skaičius sudedu, gaunu 6 kvadratą ir panašiai. Tai pirmoji priežastis, kodėl man atrodo svarbu mokytis matematikos, tai yra malonu. Tai yra malonu patirti kažkokią tai supratimą. Aš tinku, kad tikrai ne visos pamokos būna malonios ir mano daugybė pamokų, kurias aš vedu, nebūna malonios.
Bet matematikai per maždaug 2,5 tūkstančio metų yra prigalvoję tikrai malonių dalykų. Tai yra kaip mūsų kažkokia tai mintis gali būti maloni, gali būti malonus muzikiniai kūriniai, čia sėdėjusių žmonių pokalbiai arba išvaizda gali būti maloni, ar ne? Bet gali būti malonios ir mintys. Tai man atrodo, matematika yra tas mokslas, kuris leidžia patirti minties malonumą. Tai, pavyzdžiui, tas pavyzdys, kurį aš jums ką tik parodžiau. Antroji priežastis yra, jeigu jūs norite kažkaip patirti muziką, ar ne, jūs arba galite jos klausyti, arba jūs galite žiūrėti, tai yra tyrinėti muziką per natas. Iš esmės, jeigu aš jums pradėčiau pasakoti apie muziką, pasakojimas arba tekstas nieko gero nebūtų iš to, ar ne? Muziką reikia arba klausyti, arba per natas ją patirti. Panašiai, jeigu jūs norite suprasti miestą, miesto struktūrą, jūs turite žiūrėti, kaip atrodo miestas iš viršaus, tai jūs turite nagrinėti miesto žemėlapį, ar ne? Vėlgi pasakojimas, žodžiu, tenai yra upė, upės vidury yra sala, yra 5 gatvės išeinančios. Tai sunkiai padeda suvokti, kaip atrodo miestas. Miesto struktūrai padeda žemėlapis, ar ne? Tai turbūt jau galit nuspėti, kokia čia bus ta priežastis susijusi su matematika. Yra daugybė dalykų pasaulyje, kuriuos mes galime nagrinėti tik matematikos pagalba. Tai tikrai ne visi dalykai, yra daugybė dalykų, kuriuos mes nagrinėjame be matematikos, bet jeigu, pavyzdžiui, jūs visi mokate 7-8 klasėje apie svertą, mes galime piešti svertą, mes galime tekstu rašyti apie svertą, bet jeigu mes norime suprasti iš tiesų, kas yra svertas, kaip jis veikia, mes geriausia, ką žmonija yra sugalvojus, tai yra svertą tyrinėti per matematiką. Jeigu jūs norite suprasti, ką veikia visata, kodėl jinai plečiasi, kodėl tam tikros galaktikos traukiasi, o kitos viena nuo kitos tolsta, be matematikos neapsieis. Jeigu kažkada jūs visi esat girdėję kvantinę fiziką, kvantinę mechaniką, ar ne, kažkas žiauriai svarbaus, kažkas įdomaus, ten keičia pasaulį, ar ne, kvantiniai kompiuteriai, tai čia yra, man atrodo, aš nežinau, man atrodo, kad čia yra protonas ir jo kvarkai viduje pavaizduoti, ir jeigu kažkada jums būtų įdomu suprasti, kas ta kvantinė mechanika, kas ten tie kvarkai, dėja, be matematikos irgi nepavyks apsieiti. Jeigu ten orų prognozės, ne, matieka, jeigu mes norim suprasti, kodėl lapų, pavyzdžiui, kodėl augalai lapus augina ne į vieną šoną tiesiog, kodėl lapai neauga tiesiog į dešinę visi. O vat kažkaip būrėsi aplinkui į ratą, ar ne? Mes dėja irgi be matiekos neapseinam. Jeigu chaosą norim suprasti, irgi matieka mums padeda. Tai antra priežastis yra ta, kad dėsningumų pasaulyje yra visur ir jeigu tik tai egzistuoja kažkoks dėsningumas, tai mums tą dėsningumą padeda suvokti matematiką. Taip kaip muziką mes per klausą ir natas, miestą per žemėlapį, dėsningumus per matematiką, o dėsningumų pasaulyje yra tikrai nemažai. Dėl to mes tos matematikos ir mokomės. Taip. Trečia priežastis yra raudonas mygtukas, kuris paleidžia atominę bombą. Ir įsivaizduokit, kad tos atominės bombos kūrėjai, ne kūrėjai, bet mygtuko kūrėjai pristato šitą mygtuką ir tada jau tas atominės bombos galimas paleidėjas sako, klausyk, o čia tikrai suveiks tas mygtukas po 20 metų, jeigu po 20 metų mane užknis ten kokia nors šalis ir aš norėsiu ją subombinti, po 20 metų vis dar veiks? Jo, turėtų, mes 3 kartus bandėm, turėtų suveikti. Ne? Tu negali šitaip atsakyti. Tu esi priverstas atsakyti kažkaip būti 100% užtikrintas. Tikrai suveiks. Ir jeigu tu nori kažką įtikinti 100%, dėja be matematinio tipo samprotavimų tu neapsieisi, ar ne? Toliau, jūs, matau, visai neblogai esate mokate siųsti daug žinučių, dabar turbūt kokių 30 žmonių matau, kurie tą daro. Ir
turbūt jums visiems svarbu, kad ta žinutė, kurią jūs siunčiat, arba tas paveikslėlis, kurį jūs siunčiat, kartais per Snapchatą mes siunčiam įvairiausių paveikslėlių, mes biški norim būti užtikrinti, kad nieks kitas to paveikslėlio nepamatys, kad jį pamatys tik tas gavėjas, kuriam aš čia noriu siųsti, ar ne? Tai informacija sklando internete, kiekvieno iš jūsų išsiųsta žinutė, jinai keliauja bangom ir iš esmės aš galėčiau sugaudyti su tam tikru siųstuvu. Bet jūs kažkaip norit būti užtikrinti, kad aš negalėčiau iššifruoti, ką jūs nusintėt. Tai mes, reiškia, gyvenam tuose SMS-ų pasauliuose, norim suprasti, kaip jie šifruojami, o visa tai vyksta matematikos pagalba, ar ne? Tai mes irgi apie tai turime kalbėtis matematiniais terminais. Panašiai, jeigu kažkas pasiūlytų, sakytų, balsuokime už Lietuvos prezidentą per internetą. Kam ten eiti kažkur, balsuokime per internetą, ar ne? Tai jeigu mes nesimokytume matematikos, tai dėja mes negalėtume įvertinti matematikų ir informatikų bendruomenės, kuri, pavyzdžiui, sakytų, kad, ne, balsavimas per internetą negali veikti, nes mes niekaip negalėsime patikrinti, ar ten tie duomenys nebuvo suklastoti, ar ne? Tai trečia priežastis, mes gyvename su jumis elektroninėme pasaulyje, kur turbūt didžioji dalis mūsų bendravimo vyksta skaitmeniniu būdu, didžioji dalis informacijos yra skaitmeninė. Ir jeigu mes norim kalbėtis, kas ta informacija, kaip mes galime ją keistis, ar ne, tai mes dėja ne YouTube filmukais tai darysime, o aišku ir YouTube filmukais, bet kažkuria dalimi mes turėsime ir kalbėti apie visą elektroninį pasaulį matematinę kalbą, nes skaitmeniniai dalykai yra skaičiukai, o apie skaičiukus kalba matematika. Tai aš jau visai į pabaigą, jūs puikus klausytojai, geresni negu mano kai kurios klasės, bet viskas gerai. Taip, tai ketvirta priežastis pati svarbiausia. Tai yra, jeigu mes norime suprasti, kas yra tiesa, ne? Ir apie tiesą kalba daug mokslų. Kiekvienas mokslas bando pasakyti, tai yra teisinga, o tai yra neteisinga, taip elgtis gerai, o taip elgtis nėra gerai. Ir, pavyzdžiui, šitie dalykai, kuriuos aš išvardinau, filosofija, religija, ekonomika, fizika, jie visi bandė pasakyti ir bando vis dar, ir labai gerai daro, pasakyti, tai yra teisinga, taip mes turėtume elgtis. Žemė iš tiesų elgesi štai šitaip, visata elgesi štai šitaip. Tai visi šitie mokslai eina link tiesos, bet jeigu pasižiūrėtume, kaip atrodė šitų mokslų skleidžiamos tiesos prieš, pavyzdžiui, 2,5 tūkstančio metų, ką religija sakė apie tai, kas yra teisinga prieš 2,5 tūkstančio metų, arba ką filosofai sakė, ką fizikai sakė, iš ko Žemė susideda prieš 2,5 tūkstančio metų, tai aišku, tos tiesos labai stipriai pasikeitė. Bet matematinis įrodymas leidžia mums taip pačiupinėti tiesą ir ją tokią atrasti, kuri nepasikeis niekada. Pitagoras prieš 2,5 tūkstančio metų įrodė Pitagoro teoremą ir jinai vis dar teisinga ir jinai bus teisinga dar po 2,5 tūkstančio metų, ar ne? Tai vėlgi, priežastis, kodėl jūs mokotės matematikos, tikrai nelengvo dalyko. Tikrai nenoriu pasakyti, kad čia labai lengva ir jūs visi tik daugiau mokykitės. Ne. Matematika yra sunkus dalykas. Bet kodėl mes mokomės matematikos? Nes kol kas tai yra vienintelis būdas, kurį žmonija yra sugalvojusi, kaip priartėti kuo arčiau prie tiesos. Visuose kitose dalykuose ta tiesa tokia biški truputį byra iš rankų, matematikoje jinai iš rankų nebyra. Vieną kartą atradę tiesą matematinę, mes liekam prie tiesos visam likusiam gyvenimui. Ir man atrodo, kad kiekvienam jaunam žmogui, kuris mokosi mokykloje, svarbu pajausti, kad mes kaip žmonės esame įgalūs atrasti absoliučią tiesą. Jau dar vienas dalykas, tai yra, užrašiau kairėje lygtį, visi jūs matėte jų 1000, o dešinėje užrašiau lygiai tą pačią lygtį, bet užrašytą tekstu. Tai perskaitysiu tą tekstą. Iš kažkokio nežinomo skaičiaus ir dvejeto dvigubos sumos atėmus šešetą gautas lygiai toks pats skaičius, kaip ir prie ketvirto pridėjus septyngubą kažkokį nežinomą skaičių, kuris jau buvo minėtas anksčiau, ar ne? Tai turbūt jūs net
nesuprato, tai ir aš nesupratau ir viskas tvarko. Bet įdomu tai, kad iki maždaug 1300, 1000 galbūt 100 metų žmonės lygtis sprendė būtent šitaip tekstu. Va čia parodau dar, kaip atrodo išspręsta iki galo lygtis. Tai yra, jeigu atsiverstumėte kokį seną prieš, pavyzdžiui, 500 metų vadovėlį, tai lygtis ten sprendžiamos šitaip kaip baltų tekstu, tai yra lygtis sprendžiamos tekstu. Bet kažkurio metu žmonės atrado, kad mąstyti ir kurti savo mintis galima simboliais. Ne tik tai jas išreikšti tekstu, bet užrašyti mintis simboliais. Ir šitoje vietoje tą daryti yra sunku. Simboliai gazdina ir jūs, kai pamatote jų vadovėliuose, ir mane gazdina, kai aš pamatau savo vadovėliuose. Savo vadovėliuose, gerai, nesvarbu. Taip. Kur aš čia sustojau, pamečiau mintį. Simboliai, ar ne? Tai simboliai mums padeda mintis išreikšti labai tiksliai ir griežtai ir žinoti, kad mes nesuklydam. Jeigu aš jūsų paprašyčiau, patikrinkite, prašau, kur aš padariau galimai klaidą, ar baltam tekste, ar mėlynam, aišku, jūs tikrintumėte mėlyną tekstą, ar ne? Nes žymiai lengviau tikrinti, baltame tekste gali būti įsipainiojusi klaida. Tai žodžiu, matematikoje jūs išmokstate mąstyti simbolių pagalba ir tai mums, žmonėms visiems, leidžia mąstyti labai tiksliai ir pasiekti puikių rezultatų. Taigi, ketvirta priežastis, kodėl, man atrodo, matematikos jūs mokotės mokykloje, tą darote 12 metų, nelengvus 12 metų. Matematiko kol kas geriausiai iš to viso, ką mes žmonės esam sugalvoję, kaip padaryti, kad žmonės išmokstų mąstyti. Tai kol kas geriausias būdas išmokyti žmonės mąstyti yra mokyti matematikos. Nieko geresnio dėja mes dar nesam sugalvoję. Taigi, 4 priežastis. Matematika gali būti tikrai maloni, kas aš tikiuosi, jums buvo faina pamatyti, kaip tie kvadratėliai prisilipina ir gaunas kvadratas. Tai tokių paveikslėlių, tokių tipo minčių yra be galo daug. Mes gyvename dėsningumų pasaulyje ir jeigu kažkas yra dėsninga, apie tai mums padeda kalbėti matematika. Mes gyvenam elektroniniam pasaulyje, kur viskas skaitmeniška iš skaičiukų ir vėlgi, jeigu mes norime gyventi visuomeniai, kuris sugeba apie tai diskutuoti, tai tą padeda daryti matematika ir, aišku, svarbiausia, matematika moko mąstyti. Paskutinė žinutė yra, aš noriu paprašyti jūsų padėti mums kaip matematikos mokytojams tobulėti. Aš tikrai žinau, kad matematikos pamokos nevyksta tobulai. Aš pats esu pravedęs be galo daug nuobodžių matematikos pamokų, kuriuose moksleiviai yra ir apsiverkę, ir nuliūdę. Bet aš tikiu, kad matematikos pamokos gali tapti labai įdomios ir žinau, kad šitoje salėje tikrai yra bent 100 žmonių, kuriems patinka matematika. Ar yra kas nors, kam patinka? Wow. Bravo. Tai jeigu, pavyzdžiui, sugalvosite tapti ne influenceriais, o, pavyzdžiui, matematikos mokytojais, bravo. Jeigu sugalvosite tapti pradinių klasių mokytojais ir padėti mažiems vaikams išmokti matematikos, bravo. Tokių žmonių tikrai reikia, ateikite būti matematikos mokytojais, gražių žmonių, o jūs beje labai gražus, man labai fainai jūs žiūrėti. Tai jūsų tikrai reikia matematikos mokymui, ateikite mums padėti. Viskas, ačiū Jums labai uždėmesį. Buvo labai gerai. Matematikos mokytojas Vytautas Miežys. Ačiū Jums labai.